Nauja diena, nauja migrena. Įtariu, kad šiek tiek per didelę skylutę ir nebegaliu niekur išvažiuoti. Gerai, keičiam tą pagalvę. Sveiki visi. Taigi prisidirbau, kaip visada. Šį kartą nesusprogdinau pagalvės, bet prakiurdžiau ją. Kaip tai nutiko? Nusprendžiau, kad galinėje važiuoklėje reikia pasikeisti aukščio daviklį, nes vienas neveikia ir abu jie buvo nuo faceliftinio modelio. Tai pasikeičiau abu, susidėjau ir mašina atsistojo visiškai skersai. Tai yra, viena pusė buvo aukščiau, kita žemiau, galas dar kitaip. Tai žodžiu, nuvažiavau į servisą, kad man sukalibruotų važiuoklę, susiradau, kad tikrai žmonės žinotų, ką daro, būtų kalibravę Land Roverius. Nuvažiavau, palikau mašiną, grįžau, pasiėmiau, viską sukalibruota, pradėjau važiuoti ir prasidėjo problemos. Pradėjau mėtyti klaidas Air Suspension Fault, tada sukrito priekis ir kas baisiausia, išsileido pilnai priekinės oro pagalvės, nes pasirodo jie, vietoj to, kad programiškai sukalibruotų mano automobilį, kalibravo su šitais reguliuojamais lifting rodais. Juos gerokai sutrumpino, dėl to mašina labai norėjo sužeminti priekį. Sužemino priekį, pagalvės, kas blogiausia, atsisėdo ant mano didelių ratų. Ir kadangi padangos taip nemažai ūžė, tai nelabai aš girdėjau, kas vyksta. O tos pagalvės po truputį trynėsi į padangas. Ir kol grįžau namo 5 km, prasitrynė kiaurai skylės. Ir tada grąžinau šitos reguliuojamus lifting rodus į standartinę padėtį, bandė pūstis pagalvės, bet iš karto visas oras eina lauk. Tai liūdesys. Kokios nesėkmės manęs persekioja. Tai va, tą problemą spręsiu paprastai. Nusipirkau seną naują amortizatorių su oro pagalvė. Amortizatorius labai senas, gal kokių 20 metų senumo, bet pagalvė panašu, kad anglas kažkada keitė naują, nes jinai visai geros būklės, nesuskerdėjus oro laiko. Tai kad būtų paprasčiau, tiesiog pakeisiu visą amortizatorių ir žiūrėsiu, kas tada. Ar ana pusė, ar keleivio pusė irgi taip pat leidžia. Reikės pažiūrėti vizualiai, ar ten prasitrynus skylė ar ne. Jeigu prasitrynus, reikės važiuoti dar vieną amortizatorių parsivežti. Ir viskas, galėsim grįžti į gatves su savo probleminę mašiną. Kodėl sukritus pagalvė, man jos trynėsi padangas? Paprasčiausiai bump stopas visų pirma labai gerai suveikia, lieka gal kokie porą centimetrų iki rato, bet padanga yra gerokai per arti pagalvės. Šitų ratlankių ET35 ir 32 yra per mažas. Reikėtų arba rastafkio, kokių poros centimetrų, arba ratlankių su ET15. Ir tada tos problemos tikrai nebūtų. Bet tada turėčiau kitų problemų, kad ratai lįstų lauk, iš už arkų reikėtų posparnius platinti. Tada ir neaišku, kaip vairuotųsi, gali būti, kad dar labiau kliūtų už visur. Žodžiu. Bet dabar nesvarbu, kai pagalvėse yra oro, šitos problemos nėra. Kai pagalvėse nėra oro, tada greičiausiai sugadinsiu pagalvės. Vienas dalykų, kurį gerai žinoti. Amortizatorių jau truputį apšviečiau, dabar beliko dar pagaudyti pakibusias rūdis. Bus galima nudažyti ir rytoj bandysiu lupti ratą ir amortizatorių lauk. Žiūrėsiu, kokio dydžio skylę pasidirbau. Gerai, apsivalykim. Gerai, apsivalykim rūdis ir galim bus dažyti. Taip, turiu dar vieną galimą mažą problemytę su paaukštinimu. Tiksliau dėl to, kai mašina yra paaukštinta. Kai priekinis ratas pilnai nusileidžia į apačią, tai yra ne tai, kad pasiekia aukščiausią tašką, bet kai šis pakyla į orą, tuomet šitas pusašis
kyla, stojasi skersai ir jis šito amortizatoriaus atžvilgiu kyla į viršų iki tiek, kad šita auselė gali pradėti liesti šitą va pusašį. Man jau vieną kartą taip nutiko, tai tiesiog truputį dažus patrynė. Taip nutinka tik tuomet, kai ratas yra visiškai ore. Ir tai dar net nebūtinai esu pakėlęs ant dankrato kelis kartus, net neliesdavo. Tai planavau nieko nedaryti, bet kad tokia nutiko situacija, amortizatorius lauke lengvai galiu prieiti, tai šitą auselę šiek tiek pripjausiu, kad turėčiau daugiau eigos. Ir viskas. Tada jau bus galima amortizatorių nudažyti ir keisti vietoj šito vargšiuko. Na, čia amortizatorius lauke, šiek tiek nusipiešiau, kiek planuoju nupjauti, labai nedaug. Niekur nenoriu giliai lysti, jeigu matysiu, kad dar biškį trūksta, tai tiesiog pašeisiu su kampiniu šlifuokliu ir švitriniu. Ir turėtų būti daugiau nei gana. Ir viskas. Nudažysiu, tai net neatrodys, kad kažkas buvo daryta. Super. Gerai, ratas ore, bet reikia papildomų tvirtinimų kažkokių pasidėti, nes ta mašina labai sunkiai ir labai nestabili. Man čia laikosi ant vieno dankračiuko. Škutį sužeminkim, kad ožiukas perimtų darbas. Gerai. O dabar apžiūrėkim nuostolius. Va, ką prisidirbau su visiškai išsileidusią oro važiuoklę. Negerai. Reikės turbūt kažką galvoti, bet dabar bent jau pasikeiskim tą pagalį. Sugrįžti namo galėjau be problemų, nes tarp rato ir arkos buvo apie 2 cm tarpas. Bet pagalvį nepatiko. Gerai, keičiam tą pagalvę. Pirmas važtas. Užsuku veržlę atgal, kad būtų galima lengviau iškalti varžtą. Nenoriu varžtį lengvai išlysti. Nieko. Paprašysim griežčiau. Kietai. Ups. Ups. Ups.
Reikėjo tave pirmiau atsukt pasirodo. Nu ką darysi? Ai, žodžiu. Atsuksiu iš viršaus varžtus, tada išimsiu lengvai, nedraskysiu sriegę. Tada. Na, jau beveik pusiaukelėje su išėmimu. Tie 3 varžtus atsukti, tada oro vamzdelį ir bus viskas. Taip, beveik laukia. Nieko čia lengvo nebus. Noriu šitą išimti. Ką čia sumastydama. Oi, kaip negerai. Čia kaip streso kamuoliukas. Iš karto jau. Tikiuosi, nesužeidžiau to vamzdelio, kai visų svorių krito. Nu ką, metas įdėti mano naują seną amortizatorių, kurio guma, galėčiau pasakyti, yra labai geros būklės. Jokių paskerdėjimų, jokio nusidėvėjimo žymių. Pats amortizatorius yra labai senas, gal 2003 metų gamybos, iš Range Roverio, kuris buvo išardytas, tikriausiai anglas. Ne vien viršaus uždėjau, aišku, intarpus, kaip bejau. Dabar viskas paruošta, rūdys nušveistos, padažytos, dedame vidų, jungiame oro šlangutę ir tada visą kitą. Dabar tik reikia kažkaip iškrapštyti jo varžtus į lauką ir pagauti bent vienam sriegiai, o tada viskas savaime įvyks. Taip, po truputį. Puikiai. Sriegiai pagauti visi 3, o taip padaryti padėjo šitas domkratas. Pukšt, 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 be streso. Metas prisukti apačios varžtus. Čia bus truputį sunkiau. Ups, per daug.
Vėl atsigulė pagalvė tiesiai ant rato. Ai, nu gerai, šitą pusę baigta. Čia teko su dirželiu prisisekti ABS daviklį, nes kitaip nebėra šitos auselės ir jis čia galėjo nukristi žemiau negu reikia. Gal užteks laisvumo laidai, nieko nenutiks. Gerai, dabar šitą pusę baigta, reikia kitai pusė reikia irgi nusimti ratai, pažiūrėti lygtais. Neprakiūro, bet reikia pažiūrėti, kiek prasitrynė šitoj pusėje. Ar niekiek neprasitrynė. Jeigu niekiek neprasitrynė, tai eisim šventę švęsti. Jeigu prasitrynė, važiuosiu iš Roto dar vieną amortizatorių pirkti. Kas gali būti smagiau. Taigi, dešinės pusės nuostoliai. Ką žinau, mažesni nei tikėjausi. Galvau, gal vieną kitą siūlą jau matysiu, bet čia tiesiog paviršutinis patrinimas. Kodėl tos abi pusės taip skiriasi? Kodėl viena taip žiauriai pratrynė, o šitą vos lietė? Neįsivaizduoju. Gal mažiau sukrito, galbūt tai pusė neišleido viso oro, tik anai pusė išleido. Nes čia panašu, kad į aukščio daviklį ne visai gerai veikia. Ir dešiniai pusė reikia pasikeisti dar aukščio daviklį. Nežinau. Ok, pagalvės nekeičiam. Čia viskas atrodo idealiai gerai. Lietės taip, bet nei trupučio. Dar vis tebėra tas pats grublėtas raštas gamintojo. Nu ką, bandomasis važiavimas. Panašu, kad viskas gerai. Aukščio davikliai dar truputėlį pykstasi su gyvenimu, bet mašina nebesukrenta, klaidų naujų nebeatsiranda. Taip, kad galiu važiuoti namo ramiai prisėtis. Panašu, kad pagalvės keitimas pavyko. Dabar dar reikės kažkada sužiūrėti aukščio kalibravimą, bet panašu, kad tai darysiu pats. Nebenoriu pasitikėti servisais. Tiesa, rašykit komentaruose, jeigu įdomu ir norit pamatyti, kaip aš vargau, kol pasidariau variklio dugno apsaugą ir šitas bamperio apsaugas. Žodžiu, parašykit komentaruose, jeigu bus bent 5 susidomėję, būtinai sulipdysiu filmuką. Gal ne pats geriausias bus, ne pats kokybiškiausias, bet matysis visi rūpesčiai, kuriuos turėjau padaryti, kad šito bamperio apačia būtų apsaugota ir variklis būtų apsaugotas. Gerai, tam kartui tiek ir ate.